jūs paprašyti savo nuomonę, pasakyti apie tai, ką mes šiandieną darome. Kas gali pirmas? Tai gal aš, Dabar. bet keisti dalykai, bet net nepagalvotum. Aš galvoju, kokia čia ta užklausa, kokia čia ta užklausa, kokia čia ta užklausa. Jie atėjau, vat, nieko savo, kažkaip galvoju kažką ten kažkaip, o rezultatė va kiek. Tai šiaip jaudulio nebuvo gal, čia vat visokie procesai. Bet va dabar taip kažkaip ramu gal, net nežinau. Aišku, čia integruosis tikriausiai dalykai. Bet aš labai dėkoju jom ir merginom. Kažkur gal tą džiaugsmo tunelio gale išvysim. Sakyk, prašau, ar kaip tau patiko grupė dirbti? Man patinka, va, tai ypatingai, va, kai šitie yra sustatymai. Nu, Tai kada teminė grupė, žinot, ne šiaip sako, teminė grupė galima labai giliai pradėti visas situacijas. nu, nes kažkaip... Kaip tu pradėjai, kokia tavo nuotaika buvo, kada tu pradėjai šitą grupę ir kokia nuotaika kada tu pabaigei? Nu, tai matyt su kažkokiu sumišimu jausmų. Dabar toks yra, žinot, kur... nu, vat, ramu, kažkaip vaikai, nelaužykit tų durų, jau eik iš jų. Kur, tuščia toks, kažkaip jaučiuosi kažkas, kad nuimta. Lengviau galva kažkaip, lengviau, net nežinau. Jo, ta tuštuma, kuri gimsta viską nuimta. Jo, toks tuščias baltas lapas, taip sakyti. Jo, pradėsim rašyti naujų gyvenimų. Laimu, ką čia kalbame? Ačiū. Viktorija, pasakysiu, labai daugiau. Jo, aš esu ta, kuri verksnėja, kaip sakant, man tai patinka išsiverkti. Man tai labiausiai, kas laikas stebina, tai kai jūs pasako datas ar ten, atrodo, iš kur. Tai va šitas, kad aš pati nežinojau kelintais metais, o vis tiek va ta vaikystė 4-5 metai ir paskui iš karto kažką vaizdinį prisimeni ir paskui vėl taip tie jausmai suima ir galvoju, iš kur čia tos tokios žinios, aš pati net nežinojau. Tai mane tas visą laiką labai stebina. Tas toksai tiklumas, pasakymas, ko mes patys nematom. Ačiū. Ačiū. Rita. Aš vis savo laiką jutau, kad moteriškume yra mūsų gale, bet kaip dabar, va šiandien supratau, kad visą savo gyvenimą ėjau iš viso į priešingą pusę, be galo daug iššvaistyto laiko, tikėjimosi kažkokio veltui ir niekada jo nei suradau, nei pažinau per šį trumpą laiką. Tai moteriškumas yra tiesiog kiekvienos identitetas ir jisai prarastas per kažkokias traumas ir jūs tiesiog akimirksniu, tiesiog tai atstatot, pamatot ir tai tiesiog, kažkoks stebuklas ir tai neįkainuojama laiko prasme ir, tiesiog kažkas tai nepaaiškinama ir nesuvokiama. Žinokit, greitai mes imam tos visas, žinokit, sluoksniai visas taip nuimam, kaip žinokit, kaip su ekskavatoriu, ras. Ir aš noriu jūs paprašyti dieną, kad jūs man leistų šitą jūsų atsiliepimą patalpinti mūsų grupį, kad merginai žinotų, kas yra gruppinis darbas, kaip galima pasiekti kokių rezultatų. Ir žinokit, nes čia tik pradžia, aš darysiu daugiau tokių teminių darbų. Ir bus apie seksualumą darbai, apie grynai apie meilę, bus apie išsiskyrimų, apie narcisų. Ten labai daug teminių darbų bus, kurie ne tik edukaciniai, bet ir tokie, žinokit, transformaciniai. Nes mūsų grupė yra transformacinė. Ir man labai norisi, kad
žinokit, kad vat, kuo daugiau mūsų moterių, merginų gyventų pačią gražiausią savo gyvenimą dabar. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Kitą kartą ateisi? Taip. Ačiū. Mergaitės, ačiū labai. Aš jūs labai myliu. Apkabinau. Sparniukai išsislaikė. Dėkui. Ačiū. Ir viskas, kas buvo šiandien atskleista, priklauso dvasiai ir sėliai. Ir ačiū Dievui. Geros dienos. Ačiū, kad buvo šiandien su manimi. Ačiū Jums visą.